esam labai netoli sienos ir gavom check engine lemputę. Sakom, ar čia įmanoma pravažiuoti Nürburgringu dabar? Sako, ne, tik festivaliui. Tai praeitą slydę, man atrodo, baigėsi Prancūzijoje viešbutį, kai atvykom. Dabar vykstam per Prancūziją. Nesitikėjau, kad Prancūzija yra tokia didelė šalis, tai dabar esam netoli Ispanijos sienos, čia kur nakvojom. Ir atrodo, kad turim pusę pasaulio pravažiuoti, kad pasiekti Paryžių. Rodo važiuoti iš tikrųjų kiek valandų? 8 valandas. Aišku, mes, kadangi gyvename mašinoje, stosime kažkur labiau kažkokiam kempinge. Bet šiaip esam dabar miestelį, kuris yra grinai tarp kalnų, yra žiauriai gražus. Nu, tuo viską parodžiu. Žodžiu, visur kalnai. Kalnai. Ir čia mes turim tokį, nes kad įvažiuoti į Paryžių, tai reikia turėti lipduką specialų. Tai mes, kadangi nespėjom jo gauti, mums atsiuntė tokį atprintintą failą. Tai su juo ir važiuosim. Čia yra žiauriai fainas oras, nes vis dar yra šilta, bet yra gaivu. Nu dabar tai gal jau laukia, nežinau, net. Gal biškai jau ir karščiau negu prieš tai. Užsirodant šviesoforą, kur nuo greičio raudonas tampa. Jo, yra daug tokių šviesoforų, kur jeigu priartėjai per greitai, jie iškart tampa raudoni. Nu toks labai lėtas eismas, labai siauros gatvės šitam miestelį. Labai faini vaizdai ir labai geras oras. Ispanijai nežinau, ar mes perkaitom, ar mes peršalom, bet buvo blogai iš tikrųjų. Turbūt nes mes nemokam tiesiog elgtis tokiais karštais orais, nes esam neįpratę ir mums pasidaro karšta, mes visur ten prisipilam vandeniu visko. Visgi Barcelonoj yra netoli jūros, tai greitai užpučia labai didelis vėjas ir manau, kad mes biškį peršalam, nes vakar tikrai labai prastai jautėmės ir sloga aurimui buvo, man gerklė ir atrodė, kad nu, viskas žiauriai blogai. Bet šiandien čia buvom vietiniai vaistinėliai, pasiėmėm vaistų, išgeriam, važiuojam, išsimegojom viešbutį, tai daug geriau. Žiauriai. Keliai. Gan siauri, kalnai. Tiltai, nes miestelis yra labai taip tarp kalnų šitas, kaip suprantu. Naktį jis dar švietė šitas visas tiltas. Palmės. Nors visur šiaip tokia įprastinė gamta, labai mūsų kraštų, bet kai kur viena kita palmė buvo. O, kokie džiuliai tiltai, nesimato. Jungiantis šitą miestelį, kaip suprantu. Esam Paryžiui, turbūt akivaizdu. Važiuojam Paryžiui per centrą, nes nusprendėm, kad kažkodėl mums bus paprasta važiuoti centru ir greit pasieksim kelionės tikslą. Surprisingly not. Aš pirmą kartą matau tokį eismą. Mes turbūt vienoj sankryžoj pažeidėm 40 eismo taisyklių. Kaip ir visi likę eismo dalyviai. Čia visi važiuoja kaip nori, kai kur yra labai tarsi plačios gatvės, kur nėra juostų. Atrodo, žmonės tiesiog važiuoja tau tiesiai iš šono ir jiem dzin. Dar tuo tarpu pridėkim, kad yra milijardas dviračių, motociklų, kurie visur važinėja tarp, tiesiog neaišku kokiais maršrutais. Ta prasme, žiūrėkit, didžiausia, plačiausia sankryža juostų nėra. What the fuck? Juostų ženklų nieko nėra, nei ženklų, kur čia kaip važiuoti, iš kur į kairę su kur dešinę, nieko nėra čia. Visas šito kelio iš vis net nematė. Aš neturiu žodžių, mes ką tik stovėjom, tiesiog stovėjom kažkam su šitam kamštį. Žmogus važiavo su dviračiu, tiesiog atsitrenkė mum į mašiną ir nuvažiavo. Net nepažiūrėjo, ta prasme. Nė akimirkai nesudvejojo, kad jis yra teisus. Nu, pasaka, eismas čia yra fantastiškas. Tai planas yra grįžti namo dabar su mašina, prisiparkuoti, palikti mašiną ir važiuoti atgal vėl čia, taksu šį kartą. Sumokėsim turbūt kažkokį kosmosą, bet nežinau, koks dar gali būti sprendimas. Parkavimas, žiūrėk. Visur nupiešti ženklai, kad draudžiama, bet pilna mašinų stovi. Čia galima sustoti ar negali? Čia niekas neaišku, čia absoliučiai niekas neaišku. Irgi yra kur mieste, kur prisiparkuoti palei šonus, bet niekur nėra kokia zona, kur mokėti, nieko neaišku, nieko.
Aišku, apie tai, kad čia nekas nešneka angliškai, man net nereikia minėti. Ispanijai tikrai daugiau ką sutikom kol kas kalbėjo angliškai ir buvo gan nesudėtinga šiaip susikomunikuoti. Čia aš atradau, jeigu man reikia, kad kažką man paduotų, tai tiesiog nufotkinu tą daiktą ir tada parodau tą daiktą. Šiaip per vakar tai labai mažai čia ką uždokumentavom, nes buvo visiškai kitokia situacija. Aurimui buvo vienu metu parduotuvėje. Šiaip įsiprašėm, kad nusipirktume termometrą, nes parduotuvėje užsidarinėjo, šiaip turėtų užsidaryti, ten gal pusė 10, gal pusė 9. Tai buvo iš vis 8:02, ten kažkas, tai nebenorėjo įleisti parduotuvę, paaiškinom, kad žiauriai blogai, mums labai reikia termometro, įleido į vaistinę. Aurimą, jis nusipirko termometrą, pradėjom prekybos centre bandyti pamatuoti jam temperatūrą, buvo atram 9 ir kilo aukštyn, galvojom, wow, šakės. Tai grįžom atgal į savo Airbnb, iš naujo pamatavom, išgėrė vaistų, šiandien jau temperatūros Aurimas neturi, nes greičiausiai tiesiog Ispanija, nors ir šilta, bet sugebėjom persišaldyti. Tiek daug garso signalo panaudojimų aš gyvenime nesu girdėjus. Kiek išgyvenau čia per, nežinau, 20 minučių. Radom kažkokį požeminį parkingą čia arčiau centro, čia ir sustojom ir bandysim taksu varyti iki kur mums reikia. Ir tada grįšim vėl atgal į šitą parkingą. Pagaliau pasiekėm Eifelio bokštą. Matosi per tokią gatvelę. Žiauriai didelis, tikėjaus mažesnis šiaip. Tai nuvažiavom beveik iki Vokietijos, esam labai netoli sienos ir gavom check engine lemputę. Aurimas bandys suprasti, kas čia atsitiko. Šiaip mašina važiuoja, viskas gerai. You see this little blue connector thing here? To these terminals, or you can use what I have here. Pirma klaida. Peilis. Так, pažiūrėjau. Codes. Įpinti kas nevalė. Oxygen sensor. Pagavom oro. Atspėjau. Biškiai perkaitė jisai matyti. Dabar gali būti, kad mūsų kūrų sąnaudos bus didesnis, negu mes norėtume. Ja. Heated oxygen sensor A. Žodžiu, važiuos tikrai. Gali būti, kad labai nebeekonomiškai. Gerai, ką dar galim padaryti, tai kapoto tą patrauk. Biškiai atjungsim akumą, jeigu pavyks. Tada prijungsim akumą, pažiūrėsim ir arba bus gerai, arba ne. Bet turbūt nukepė. Labai juokinga, čia kur sustojom, buvo prisiparkavom šalia mašinėlę. Stalo jokio vaizdinė turi, nes pasikroja bagažinę, bet analogiškai keliautojai, žiūrėkit. Pas mus prikišta daiktų, pas mes prikišta daiktų. Servetėlės reikia, čia purvinas tas daiktas, bet turiu. Ir... Bet dar palauk, neskubėk. Gal padirbsiu ir užteks. Bet čia yra Honda, self-healing. Pailsėjo Hondalo, viskas Ja, gerai. biškį akumą atjungiam ir viso gyva. Good. Kaip man patinka. Ilgai nepasidžiaugiam, čia kas vėl degat. Dabar važiuojam ant defaultinio oro mišinio, o tai yra oro kuro mišinio. Vadinasi, gal ne pačiu ekonomiškiausiu metodu, bet... Važiuojam. Stovim kažkokiam kosminiam kamšti. Ta prasme, nežinau, čia 10 km atrodo tas kamštis truks ir mes visiškai stovim. Aurimas valgau. Tai pažiūrėkit, mašina kiek visokia. Daiktų čia prisimėti, reikėtų šiaip bjauriai susitvarkyti. Turėjom gyventi mašinui, bet kadangi sirgom gyvenam Airbnb. Dabar yra lygiai 2. Tai tuoj paugdytinsiu. Jums toj, mums tai ne. Kada išvyksim iš kamščio. Nepatikėsite, mes irgi nepatikėsime, dabar yra po 4:10, mes važiuojam. Crazy. Ilgiausias kamštis mano gyvenime.
Kadangi šį kartą nenorim padaryti tos klaidos, kaip praeitą kartą padarėm, būdami Vokietijoje, norime būti visaverčiai eismo dalyviai, dabar bandysim gauti low emission lipduką, vieną jau nespėjom vietą, kur juos galima gauti, dabar varom kitą, pažiūrėsim, ar taip lengva kaip internete, sako. Kažkoks mažytis Vokietijos miestelis, labai gražios bažnyčios yra visur. Daug Vokietijos mažų miestelių, man atrodo, yra tokių gerų bažnyčių. Tai irgi yra graži bažnyčia. Jau atrodo, per šitą kelionę tiek visokių eismo dalykų susipažinom skirtingose miestuose. Pavyzdžiui, Paryžiui reikia turėti šitą paliekant mašiną ir reikia turėti emisijos irgi kitą lipduką. Mes turim jau Barcelonos emisijos lipduką ir dabar pabandysim gauti Vokietijos emisijos lipduką, tiesiog Paryžiaus tai gavom internetu, užpildom ir iškart gavom. O čia tai pasižiūrėsim dabar, ar duos ar ne, Aurimas nuėjo, aš nenoriu ten trintis. Aurimas grįžta laimingas, turim lipduką. Nemokamai. Nemokamai? Jo, toks draugiškas, eiktų savo, jeigu pas mus techai būtų tokie žmonės, aš kasmet nebijočiau varyti. Geras, viskas, turim žalę? Žalia. Žalia. Liepia klijuot kur? Nu, priekį. Priekį, gerai. Žodžiu, amazing. Žiauriai happy. Ir žiauriai greitai, nereikėjo laukti nieko. Tu nuėjai, man atrodo, ir tau iškart davė. Jo, tik reikėjo paklausyti, kurių metų, žinai, pasitiksinu. Nes ten, nu, daug tų datų visokių prirašytais, nu, žinai, nespranta, ten ispaniškai prirašyta. Tai, sako, čia 2000, žinai, tipo metai, sakau, jo. Sako, dizelis? Sakau, ne, benzinas. Tikrai benzinas? Sakau, jo. Sakau, mašina čia? Jo. Sakau, kokie numeriai? Rodau, žinai, tos lietuviškų, žinai. Pažiūrėjo, sako, čia tokie numeriai? Sakau, nu jo, lietuviški. Sako, mašina čia? Jo, sakau, gerai, nu pažiūrėjau. Ne, pažiūrėjau, viskas legit, gerai. Tai viso, super, turim lipduką. Ką? Hamutų dar turim? Nežinau, prie skaičių turėtų būti. Tai gerai. Nėra Airbnb mikrobangas, tai čia Aurimas sugalvojo valgyti. Aš nieko nežinau, šalto maisto nevalgysiu, aš noriu šilto maisto. Dar pažiūrim tepalus, tas pačia proga. Aplaisto maistą. Yra, viskas gerai. Home cooked. Honda cooked. Pamegojom kažkokiam priemiestį Štutgarto. Štutgarto. Ne, jie kaip negali ištarti. Negali tau Nesiseka, visiškai skęstų slogoji iš tikrųjų jau antrą dieną. Jau atrodo net kitaip šneka, tai pavalgam, dabar varom į Mersų muziejų ir iš tikrųjų nesitikėjom, kad šitas miestelis yra toks didžiulis. Miestelis, čia miestas, čia ne miestelis. Taip, visas miestas ir jis yra kalnuose. Ko mes manom, kad Jeigu būtum nesidažius, būtum nufilmavus. O, atsiprašau. Leidžiamės nuo kalno. Prie pat tramvajų iš tikrųjų visur yra apylankos ir tiek autobanuose, tiek šiaip gatvėse, nes visur taiso kelią. Net ir super mažuose miesteliuose važinėja super mandros mašinos. Mes padarėm tokią išvadą, kad gal dėl to, kad Vokietijoje negalima modifikuoti automobilių, tai jie iškart tiesiog perka mandrus automobilius. Tai atvykom į muziejų, čia labai daug merčio. Aš jaučiuosi kaip mažas vaikas. Aurimas nori susirasti. Noriu mašinėlės susirasti, bet nerandu. Yra visi savo skyrus mano. Tai va, kad esam lifte, kuris atrodo kaip nežinau kas, sidabrinis, kaip ir priklauso Mercedesui ir dar stodavo sienas. Labiau fancy lifte gyvenime nesu buvęs. Kylam aukštai, į 8 aukštą. Yra 2 pasirinkimai, 1 ir 8. Ir išėjom čia. Važiuojam. Ten yra labai nematomu. Čia pirmas Mercedesas turbūt. Nuo karietų pradėjau. Galima nuo 8 aukšto pradėti, nes mums neįdomios transporto priemonės su mediniais ratais. Kritiškas Aurim. Nenori sužinoti visos raidos. Ne. Jau pradedu atsiprašinėti, kad neįdomus tie automobiliai su mediniais ratais. Pažiūrėkit, kokia varymo sistema. Koks reduktorius įdomus. O kaip jie sprendė pasukimą?
tai žodžiu, čia dyrintas reduktorius. Čia jau yra reduktorius. Progresas akivaizdus. Grandinės ir reduktorius. Čia esu. Žiūrėk, 899, o tam 898. Vau, per metus. Per metus sugalvojo, kaip išspręsti. Taip po truputį leidžiamas žemyn ir taip apeisim turbūt 8 aukštus, nes vat viskas žemėje. Žiūrėk, net čia taip pensija atrodo viskas. Čia pasistengta maksimaliai. Vau, kaip gerėta. Net netelpa kamera iš tikrųjų. Na, tokių luxury itemų tais laikais darė Mercedes graduoja. Ir tu pažiūrėk tas laikrodukų, kai ten matyti... Portcigaras čia gal. Kas tai? Portcigaras. Mes tokio dydžio turbūt, nežinau. Nežinau. Žodžiu, kainas. Medinio rato yra baigus. Žiūrėk, kaip važiuoju, šitas senas daiktas atrodo. Va, oda, viskas, medis. Wow. Gulbingas. Šitie du. Bet čia gulbingas tik tai kabrikas. Tai, negalėjau gulbingų kaip ir vadinti, nes jis neturi sparnų. Ir liftas tas, Jo, liftas taip kelimuojasi, toks kaip kapsulė, future labai. Super fans. Labai džiaugiuosi, kad turiu čia savo gidą. Kokia graži katapalta. Bamperiu sakau, kad čia Amerika. Tas irgi Amerika. Nes europiniai turėjo bamperius kudučius, nu kaip Boston. Davikas, V8 išdavikas čia. Čia turėtų būti parašyta V8 biturbo. O čia kas parašyta? Jis irgi yra gulbingas. Tai durų rankinėlė kur. Ir jis. Čia būtent tas nuo 14 metų. 16, atsiprašau. Bet aš tikrai galvoju, kad 14. Tai va, čia tas būtent, kai jie kur turbina jų. Dabar jau turim matyti. Pasimato vis tiek. Bet žodžiu, čia būtent tas veikėjas, kuris atnešė Mercedes ir Hamiltonui 1000 pergalių. Tas tai tikrai plikas agaminis. Nu, akivaizdu. Išvykom iš muziejaus, važiuojam į kitą vietą, vis dar snargliuojasi. Šį kartą Aurimas gamino valgyt. Roberta vakar užpavydėjo, kaip aš savo pasišindžiau. Parašė, kad ir jie šiandien pašindyčiau. Taip, pasėmėm kukulės. Šiaip šitą kolonėlį kūrės 222 kainavo, tai mes nusprendėm tik biškį jo atpilti.
Prašau, pasakyk, kad čia tikrai folija, o ne Folija. vyniojimo pelelė. Ir dedam į mikrobangę. Tik atlėto veikimo mikrobangę, bet šiek tiek gerai. Sustabdytų, kas nors tikrai galvotų, kad čia nemaistas. Įtartinai atrodo. Nu ką, žinau, prisakam dar vienu, ar visai ne, šitą paspaudžiam. Patikrinam to pačiu tepalus prie maisto. Puikiai. Aušeko. Žodžiu, važiavom beveik 300 km iki Nürburgringo ir dabar privažiavę, ten turim tokį festivalį, kokio aš gyvenime nesu mačius, kad ir kiek festo esu buvus Lietuvoje tuoj. Štai, palapinės, eilėm, driekiasi per šlaitus mašinos, eismas žiaurus. Tai sustojom pasiklaust pas tetą, kuri čia kažką tai daro. Sakom, ar čia įmanoma pravažiuoto Nürburgringu dabar? Sako, ne, tik festivalį. Nu tai karočią. Nežinau, važiuosim atgal. Nuostabus filmavimo įgūdžiai tęsiasi, taigi štai mes vėl liekam be garso. Tai sustojom aikštelių pavalgyti, kur nuomoju automobilius ir sužinom, kad visgi mes galim važiuoti. Tai štai Aurimas labai laimingas su savo žalia kortele, kuri atvers mums vartus į šį žaliąjį pragarą. Ir keliaujam. Iš tikrųjų galvojom iš pradžių, kad gal neleis važiuoti su taip užkrautą mašiną, nes matomumo gale nėra labai daug. Tačiau su to problemų neturėjom. Mūsų leido, net nieko ten niekas nei žiūrėjo, nei tikrino ir keliavome per Nürburgringą. Tai visą laiką Aurimui teko stebėti galinį veidrodėlį, todėl kad mes neabejotinai čia esame lėtesni negu kiti šios trasos dalyviai. Bet patirtis buvo labai smagi. Žmonės, kurie buvo susirinkę pažiūrėti tos įdomesnius, intensyvesnius posūkius, tikrai labai juokėsi, kadangi nesame tradicinė mašina šitoje trasoje. Tai labai smagu, kad tiek ir mes pasišypsojom, ir tiems sukeliam šypseną, ir tuo pat metu pasidarėm labai neblogų nuotraukėlių, kur kas jeigu važiuosite, tai įdomu, kad viena nuotrauka po to įsigyti kainuoja 15 eurų, 14, nu ten skirtingai, bet jos būna padarytos iš karto ir jeigu tik yra noro, galite susipirkti daugiau nuotraukų, perkant būna šiek tiek pigiau. Tai va, labai smagi patirtis ir tikrai pakartotume tik su kitu automobiliu. Viskas iki Lietuvos liko beveik 140 km. Tai nefilmavau čia nieko pastarasis dienas, žiūri, buvo sloga, stojom vieną kartą po Nürburgringo prie Erfurto pernakvot ir tada dar stojom Varšuvoj, nors planas buvo grįžti per vieną dieną, bet stovėjom kažkam nesąmoningam kamštį, tai jeigu Vokietijoje per kokias 4 valandas nuvažiuodom 500-600 km beveik, tai tenais Lenkijoje per 4 valandas gal 100 kilometrų pajudėjom, tai teko naktį praleisti dar kartelį Varšuvą. Ir dabar liko 3 valandos ir pasimatysim su Pykse. Tai va, tokia buvo tikrai intensyvesnė kelionė, ne kelionė prie viešbučio, prie baseino pagulėti, o šiek tiek kitokia. Susidūrėm su įvairiais iššūkiais, bet tikrai dabar prisimenant, tai buvo labai smagu ir manau, kad kiekvienoje kelionėje iššūkiai sukuria geras istorijas. Tai va, tiek iš šitos kelionės ir sekanti bus šiek tiek tolimesnė. Tai išmoksiu dar filmuoti pažadu, daugiau nepraradinėsim garso. Tai palaikinkit ir pasubscribinkit. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu žiūrėjot visą šitą video, čia turbūt ilgiausias mano video. Wow. Jo, ir mikrofoną reikėtų pasirūpinti. Tai tiek. Gerai. Iki.